Šiandien norėčiau pasiūlyti pasigaminti labai saulėtą, labai gaivų desertą. Tai yra britų desertas, citrininis kremas. Ir mes jį pasigaminsime iš citrinų, cukraus, vanilės ir grietinėlės. Kadangi desertą gaminsime ne taurėse, o citrinų puselėse, tai labai svarbus yra pasirinkimas būtent pačio vaisiaus. Kai kurie vaisiai citrinų yra, kaip matote, lygia žievele, neturi tokių vadinamų pipsiukų gale. Šios citrinos dažniausiai yra minkštos paspaudus, tai reiškia, kad jas geriausia vartoti yra būtent sultims. Jeigu norime standžios žievelės, kurie laikytųsi desertas, vertėtų rinktis tokio tipo citrinas, kadangi jų žievė yra pakankamai stora, bet ir pakanka sulčių. O štai tokios citrinos mūsų desertų visiškai netiks, nes jos yra tiesiog pusė jų yra žievė, galima pajausti stipriai paspaudus, tai yra absoliučiai kieta, kaip akmenukas. Tai vertėtų rinktis vidutinio minkštumo citrinas su tokiais galiukais. Deserto taures padarysime, kaip minėjau, iš citrinų žievelių. Tai pagal technologiją reikėtų pjauti citriną taip, per pusę, išilgai. Bet tai perpjovus citriną yra pakankamai sudėtinga išspausti sultis. Tai, kad būtų lengviau, imam paprastą mažą peiliuką, aštrų, apipjauname aplink odelę. Tokiu būdu išimsime minkštimą. Nes dažniausiai tai tiesiog šaukšteliu ar kitais būdais padaryti pakankamai sudėtinga yra. Tada imu šaukštelį, irgi matote, su aštriu galiuku ir tiesiog atsargiai po truputį išimu visą citriną. Tai štai gavome tokį indelį, į kurį pilsime paruoštą desertą, bet dažnas galvos skausmas būna, kai išspausti sultis iš tokios citrinos. Tai jeigu norite lengvesnio būdo, siūlyčiau gaminti truputėlį kitaip. Siūlyčiau gaminti citriną perpjaunant per pusę. Ne išilgai, bet skersai. Ir štai tokias gautas puselės lengvai galėsime išspausti su bet kuria sulčiaspaude. Desertą gaminu vos iš kelių produktų. Tai yra iš tikrųjų itin paprasta. Tik tai reikėtų turėti kokybiškos vanilės ekstrakto dažniausiai naudojame. Bet jeigu neturite jokių problemų, galima naudoti vanilinį cukrų. Ir reikės nutarkuotos citrinos žievelės, citrinos sulčių, grietinėlės, riebios grietinėlės ir baltojo cukrų. Į puodą pilame 400 ml riebios grietinėlės, tai yra 35–36% riebumo. Dedame 100 g baltojo cukraus, rudasis dėja netinka, turi būti būtent baltas. Dedu šaukštelį vanilinio cukraus ir keletą lašų vanilės esencijos. Viską reikės maišant kaitinti, tol kol pradės matytis burbuliukai. Na štai, jau tas etapas, kai grietinėlė garuoja, bet dar neužvirusi. Ir dabar supilsime citrinų sultis. Supilu 3 citrinų sultis, išmaišau ir palieku iki pradeda stingti. Kai jau pradeda stingti, tada jau pilsime į formeles. Atvėsusi desertą supilame į citrinų puseles. Pilu sklidinai. Bet jeigu nesilaikytų tiesiai pačios puselės, tai patarčiau nupjauti truputėlį apatinės žievelės dalies, kad būtų tokia tvirta kojelė, kad stovėtų tiesiai. Tai štai, mūsų desertas jau pasisvečiavęs šaldytuve 6 valandas. Geriausia būtų, kad pasisvečiuotų dar ir 12 valandų. Sunku iškęst, suprantu. Bet galiausiai viską papuošime tarkuotą citrinos žievelę, užbersime ant jos ir galime valgyti.